Po kūno atsistokime ir perskaitykime šią rašto vietą. Tai Jono 1:14 mes jau skaitėme. Pradžioje buvo Dievas, tai buvo pats Dievas ir 14 eilutė yra sakoma, ir žodis pasidarė kūnu ir gyveno tarp mūsų. Ir mes matėme jo šlovę kaip tėvo viengimio šlovę, pilnas malonės ir tiesos. Pilnas malonės ir tiesos. Toks buvo Jėzus Kristus, tai buvo jis, pilnas malonės ir tiesos. Viešpatie, palaiminki, prašau mus šiam žodžiui, apsireiški mums toliau, nes tik tavo malonė gali tai padaryti. Aleliuja, amen. Te laimina jūs viešpats, sėskitės, prašom. Jėzus Kristus, mes žinome, viskas, kas buvo Dieve, mes girdėjome tai daug kartų, jis viską išliejo į Jėzų Kristų. Šį kartą jau atsinešiau. Jau žinojau, kad prireiks. Viską pilnai tiesiog. Naujas dar neatidarytas Jėzus Kristus. Viskas, kas buvo jame, Dieve, jis viską sutalpino į Kristų. Ir jeigu kas nors, kada nors ir bus padaryta, tik per jį tai bus padaryta. Nes pagal raštą viskas per jį ir dėl jo, aleliuja, ir viskas jame. Visi nuopelnai, garbė ir šlovė Jėzui Kristui. Todėl viską, ką mes darome, kaip mes darome, jo vardu, Jėzaus Kristaus vardu. Atleiskite, kad aš naudoju, galbūt jums spalva nepatinka arba forma, ar kad aš apskritai sulyginu tai su Jėzumi Kristumi, bet tai tik simbolis. Tai buvo kažkokia forma, pavidalas, rašte yra parašyta, jis buvo atvaizdas. Jis buvo atvaizdas neregimojo Dievo. Viskas, kas buvo nematomame Dieve, jis sudėjo Jėzų Kristų, todėl šis žodis buvo įlietas į žemišką molinį dozatorių. Indą, kuris jau dabar galėjo gyventi tarpe kitų žmonių. Toks švarus variantas, kaip mes apie save panašiai galvojame, maždaug, ne? Apskritai iš vištidės ištraukė, nuplovė ir taip atrodome, ir ne taip buvo įlieta į mus iš pat pradžių. Koks nors lakas nagams, nežinau, dar kas nors, nežinau, alkoholis, dar kas nors buvo, alus koks nors. Štai čia buvo įpilta, bet Dievas iš savo malonės paėmė, išprausė, išplovė, ištraukė ir pradėjo naudoti ir nori naudoti savo paskirtam tikslui. Tiesa? Nes mes visi esame Dievo indai, tiesa. Ir taip, jis gyveno tarp mūsų, jis tapo mums artimesnis. Anksčiau buvo štai tie indai čia, o Dievas buvo labai toli. Bet dabar jis pastatė tą dozatorių arti labai, tam, kad į mus būtų galima įlieti. Aleliuja. Jeigu rašte yra sakoma, kad štai jis, Jėzus Kristus ir žodis, jis buvo žodis ir jis buvo pilnas malonės ir tiesos. Jeigu paklaustumėte, kas pas tave dozatoriuje, čia pilna malonės ir pilna tiesos. Gerai, duok man, prašau, aš noriu taip pat to turėti. Ir štai mes įpilsime į šį dozatorių iš ano. Kas bus šiame dozatoriuje? Čia bus malonė ir tiesa. Jeigu tai yra Jėzus Kristus. Tiesa? Tai bus ir viena, ir kita, nes jis, suprantat, jis ne tik tiesa, jis malonė ir tiesa yra. Ar ne? Kai skaitote patarlių knygą, malonė ir tiesa, apsirišk jais kaklą jomis. Kai kalbame apie garbinimą, su moterimi, kai kalbėjo, kokių garbintojų jis ieško, sako, ieško garbintojų dvasioje ir tiesoje. Jis ir žodis, bet ir gyvenimas, gyvybė už to žodžio slypinti. Tiesa, todėl yra tiesa ir yra malonė. Visa tai kartu visumoje ir Jėzus tai įlieja, įpila į štai čia, į šį dozatorių. Todėl akivaizdu,
Kodėl, kai žmogus tampa krikščionis, o krikščioniu jis tampa tada, kai Kristus jį yra įliejamas, įpilamas, tuomet pirma, ką jis pradeda matyti savo gyvenime, tai Dievo malonė. Tiesa? Jis išvydo tiesą. Taip, tu matai, kad žinia yra tiesa. Tu matai, supranti, kad brolis Branhamas yra teisingas pranašas, jis patvirtintas ženklais, debesių ir taip toliau. Aleliuja. Bet tuo pačiu, jeigu tu turi tik šią pusę ją matai, tai tik intelektualioji pusė. Bet kai visumoje su gyvenimu tai susijungia, tu išvysti Dievo malonę, kad jis tau apsireiškia. Aleliuja. Todėl akivaizdu, kodėl apaštalas Paulius, kuris buvo malonės pamokslininku, nuolatos minėjo ją. Visų pirma, kai rašo kokį nors laišką, jis sako, malonė jums ir ramybė. Užbaiginėja laišką, sako, malonė te pasilieka su jumis, tiesa? Todėl, kad štai tai yra tai, ko jis buvo pats pripildytas, tiesa? Jis linkėjo jiems malonės ir tuo pačiu pamokslavo jiems tiesą. Ar ne? Šlovė mūsų viešpačiui. Jam buvo patikėta tai perduoti ir, suprantate, įdomiai gaunasi. Kuomet Dievas buvo vienas pats su savimi Elohimas, pamenat, egzistuojantis pats vienas. Po to jis visą tai įliejo į Jėzų Kristų ir dabar jis viską toliau daro per Jėzų Kristų. Viskas per jį, dėl jo, jam. Rašte yra parašyta, yra vienintelis tarpininkas. Čia Dievą parodykime kažkur, kad niekas nepagalvotų blogai, kad aš kažką turiu minėti. Tarp Dievo ir žmogaus yra Jėzus Kristus. Vienintelis tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus yra Jėzus Kristus. Ir štai įsivaizduokite tą tarpininką, jis išlieja į žmogaus vidų per šventąją dvasią ir dabar šis tarpininkas vaikšto žeme tam tikrame saike ir turi sąlytį su kitais indais. Tiesa? Aleliuja. Todėl Jėzus Kristus jumyse, išgirskite tai, Jėzus Kristus jumyse yra tarpininkas tarp Dievo ir kaimyno. Ar girdite tai? Brolis Branhamas sako, kito Jėzaus Kristaus jie net neišvys, kitos Biblijos jie net neperskaitys. Vienintelis tarpininkas tarp Dievo ir kaimyno tu būsi. Todėl, kad tu savyje turi tą tarpininką. Tiesa? Tik per jį žmogus gali turėti priėjimą prie Dievo. Tiesa? Tik per jį. Tik per Jėzų Kristų. Nėra kitų kelių. Jis pasakė, aš esu kelias, ne tu esi kelias, jis yra kelias. Bet jeigu jis tavy, tuomet tu tampi nešiotojų tarpininko tarp Dievo ir žmogaus kito. Ar ne? Aleliuja. Kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad vienintelis dalykas, per kurį kitas žmogus galės pamatyti Dievą, gauti išgydymą, išgirsti liudijimą apie Dievo žodį, bus tik tada, jeigu jis susilies ne su tavimi, bet su štai šituo tavo gyvenime esančiu, su tarpininku, su vieninteliu tikruoju tarpininku. Tiesa? Todėl rašte yra sakoma ir brolis Branhamas mums pabrėžia, sako, būkite sūrūs. Ką tai reiškia? Tapkite prieinami, tegul tarpininkas jumise bus jaučiamas, juntamas, regimas, matomas. Tiesa? Nes pats iš savęs palik tarpininką kur nors ir va kas tu. Tampi, tu tuščias. Kartais panorėsi kažką papasakoti kaimynui. Mato, čia yra toksai stabdiklis ir tu bandai spausti ir užsirakinęs tas galvutė ir nieko nėra. Nieks neveikia. Bandai prisiminti rašto vietas, toks pasimetęs, bandai kažką pamokslauti ir viskas. Ir kartais tavo dovana tarsi veikia, moki kažką pasakyti, bet štai
tas saugiklis įjungtas, apsauga ir tiesiog oras pumpuosis, kaip apaštalas Paulius sako, smūgiuoti į orą. Bet jeigu į tave įlietas Jėzus Kristus ir jis pats spaudžia tą mygtuką iš viršaus, ir tuo pačiu tas jungiklis tas neužblokuotas per tavo aplinkybės, per tavo nuotaiką, per tavo darbus, mokslus, genetiką ir dar kažką, tuomet Dievas tarpininką Jėzų Kristų galės per tave išreikšti kam nors kitam taip pat. Jis tas tarpininkas, jis yra ta malonė. Draugai, jis yra tiesa, mumise esanti mūsų viduje, aleliuja. Ir kuomet tu, žinot, kaip tai yra stebėtina, kodėl? Nes aš galėčiau jums pasakyti tai tokiu būdu. Kitaip galėčiau pamokslauti jums. Pabandykime, palikime dabar šias mintis nuošaliai. Aš jūs vedžiau, stačiau šią mintį, bet dabar pauzę paspausiu. Dabar iš kitos pusės. Aš galiu jums paprastai pasakyti, jūs Jėzaus Kristaus nuotaka, jūs iš anksto išrinkti, tik jūs galite tai, jums viskas gausis, be jūsų iš viso niekas negaus amžino gyvenimo, jūs vaikšto tokie ir amžinas gyvenimas trykštų iš jūsų aplinkui ir visi tiesiog įtikė per jūs ir vienas ten ir kitur jis į tave pažiūrėjo toks ir iš karto amžiną gyvenimą to jums sutikė, kai jis pažiūrėjo į tave. Suprantat, tuo metu įgyji reikšmę. Aš noriu jums pasakyti, Jėzus Kristus turi reikšmę. Taip, tai Jėzaus Kristaus nuotaka, bet tik tai yra dėka to, kad Jėzus joje gyvena. Ir su juo reikia skaitytis, su tuo faktu, kad jis yra tavyje. Nes jeigu tu pats kažką darai, viską darai, tu viską pats turi, viską tu turi, tu viską sugebi, moki žmonėms liudyti, moki žmonėms pamokslauti, moki sukurti atmosferą, moki groti instrumentu, tu viską moki, tu. Gerai, sveikinu tave. Mes mokam. Gerai. Bet reikia neužsimiršti, kad vienintelis tarpininkas yra Jėzus Kristus. Tiesa, o kai tu turi reikalą su tarpininku, tu priklausai nuo jo. Tiesa? Aš, pavyzdžiui, nemoku remontuoti automobilių. Na, nemoku, man neduota. Stovi automobilis mėnesį ir kiek jau laiko. Na, negaliu. Aš nežinau, ką su jie daryti. Kartais sunku netgi meistrui paskambinti tame sukūryje visų įvykių reikalų. Gerai, bet tai parodo mano bejėgiškumą. Aš priklausau nuo tarpininko, kuris ateis ir pataisys automobilį. Tiesa, meistras, kuris orientuojasi šiuose dalykuose. Todėl, kai aš jam skambinau, meistrui, jis man iškelia sąlygas, ne aš iškeliu sąlygas. Tiesa, tarpininkas man sako, aš galiu tik antradienį po pietų. Ir tada man reikia iš šalį nustumti viską, ką buvau suplanavęs antradienį po pietų, nes be tarpininko mano automobilis nebus pataisytas. Suprantat principą, kokie priklausomi mes esame nuo šio tarpininko. Nes jeigu aš pats viską moku, aš einu pirmadienį, ten padarysiu, viską sutvarkysiu, ten užsivesiu ir važiuosiu. Visa šlovė man aš sutvarkiau. Bet jeigu mes norime, kad visa šlovė atitektų tarpininkui, tada mes esame priklausomi nuo jo. Tiesa? Aleliuja. Jis ateina ir tada tai turi prasme. Dieviška meilė nužengia ir tada malonė pasirodo. Ne tai, kad tu atėjai toksai ir viskas savaime ir Dievo žodis ir meilė ir išgelbimas visiems į kairę į dešinę per amžius, amen. Galbūt taip ir nutiks, bet galbūt ir ne, jeigu tarpininkas to nepanorės. Suprantat, kokie mes priklausomi esame nuo jo. Apaštalas Paulius sako, aš esu kalinys. Kieno? Tarpininko tarp Dievo ir žmogaus. Aš jo kalinys, be laisvės, kaip jis pasakys, taip aš ir darysiu. Jis pasakys, tylėk, aš negėdosiu. Tada jis pasakys man neiti, aš ir neisiu ten. Pasakys man melskis, aš melsiuosi. Pasakys man nesimelsk, aš nesimelsiu. Taip? Pamoksle, brolis Brachamas paaiškina, apaštalas Paulius ėjo mergaitė kažkokia, kažką ten mergina šaukė, erzino, apaštalas Paulius atsisuko ir pasakė ir išlaisvina ją iš tos dvasios ir ji nutilo. Ir žinot, ko ten baigėsi. O šalia buvo tas Demosas, jo pagalbininkas, sako, o, kokia jėga, o, čia tai aš suprantu. Tai bent, toks tarnautojas mano, aš vaikštojus toks puch, viską, tos velnius visus išvarinėja ir eina toliau savo. Atėjo
kitą vietą, o ten Aleksandras tas, kuris tiek daug blogio pridarė, tiek daug blogio pridirbo. Apaštalas Paulius pasakė, sergėkis jo iš viso, neturėk nieko bendro reikalų, apsišaukėlis jis ir taip toliau. Dėl jo brolis Branhamas sako, į kalėjimą jis pateko ir visa kita, o šalia buvo tas Demosas. Ar koks ant to, sako, palauk, o kodėl tu jo negali sutvarkyti, apakinti, kodėl tu negali jo atkirsti? Negali? Tai tu jėgą praradai. Tada man sekantis reikalingas. Viso gero, mūsų susitikimas buvo atsitiktinis. Viso gero, Pauliau. Kodėl apaštalas Paulius taip elgėsi? Nes tada Dievas jam pasakė tai daryti, o kitu atveju jis pasakė jam nieko nedaryti. Jis priklausė nuo tarpininko. Aleliuja. Jis sako, aš esu vergas, belaisvis Jėzaus Kristaus. Todėl visa malonė ir visa meilė ir visa tiesa yra tik Jėzuje Kristuje ir mes esame priklausomi nuo jo. Tiesa? Aleliuja. Аллилуйя. Aleliuja. Мы единственное можем сделать, это создать все условия. Ką mes galime padaryti, tai sukurti visas sąlygas, aplinkybės, kad tarpininkui būtų gera mumise būti, kad jis galėtų veikti, kad jis norėtų veikti, kad jis galėtų pasireikšti per mus ir mes niekur nebūtume jam kliūtis, o būtume jam tas dozatorius. Kai tu panorėsi paspausti mygtuką, ar jūs pastebėt, kad Dievas kartais nori jūs panaudoti tada, kada jūs nesate pasirengę, ar ne? Ar pastebėjot? Jis sukūrė visas sąlygas ir štai tavo šansas, tavo galimybė. O ten nieko nėra. Kartais jis nori panaudoti mus tada, kada mes to nenorime. Tiesa? Jis jau pripildė mus ir taip toliau įliejo malonės ir viskas yra viduje. Ir tą dieną, kaip tik kažkas nutinka ir pas tave užsiblokuoja kažkas. Dievas spaudžia, niekas neišbėga, nes tu užsispyrei arba tu apatijoj, abejingume. O Dievas nori tave panaudoti. Suprantat, jis neturi kitų rankų, kitų kojų. Tiesa? O viešpatie. Draugai, mes su jumis esame dozatoriai, tokie patys indai, kaip ir Jėzus Kristus. Jis yra vyriausias iš visų brolių, parašyta rašte, pirmagimis. Bet tu taip pat esi dozatorius. Noriu pasakyti jums, kad taip, mes dozatoriai, bet spaudžia mygtuką Dievas. Mes negalime patys nieko sukurti ir išreikšti. Kaip to benorėtume, kaip norėtume besugėdoti įkvėptą giesmę, jeigu ten nebus įkvėpimo, jeigu Dievas nepaspaus mygtuko, draugai, mes sugėdosim, taip. Taip, mes sugėdosim, bet viena bus tai, kad ten nebus malonės ir tiesos. Viskas galbūt gerai atrodys, bet lygiai taip pat galima pamokslauti. Tema bus nuostabi, užrašai ir netgi vedimas ir taip toliau. Bet jeigu pats Dievas neateina ir pats nepaspaudžia, pats Dievas, tuomet malonė tikroji negalės išsilieti. Jis, pamenat, kokia malonė? Ji turi vieną bruožą. Iš S raidės suvereni malonė yra. Nori ateina, nori neateina. Nori pasirodo, nori pasakyti jums, kad daugiausių atvejų būna tada, dažniausiai jis malonė nori pasireikšti, mes pavedam Dievą. Aleliuja. Gerai, mes esame šie dozatoriai, štai mūsų Jėzus Kristus. Jis spaudžia tą mygtuką. Kitas klausimas, ar mes pilni Dievo malonės ir tiesos? Dabar kitas klausimas. Ar esame tokie? Nes kartais paimi kažką į kelionę. Šitas bus išvykai kelioniai. Ir imi dar kažką, viską susimeti, atvažiuoji. Pavyzdžiui, ten skutimosi kremas, paimi jį. O ten tik ant dugno likutis, spaudi ir viskas, 2 kart purkštelėjai ir nebelieka nieko. Todėl reikia nuolatos prisipildyti ir persipildyti jo malonę, jo meilę, jo žodžiu, prisipildyti iš naujo ir iš naujo. Todėl, kad ten viduje yra
mažas jungtelė, kuria tu susilieti. Va, tu pats esi tas indas, bet štai per šią dalį tu susijungi su Jėzumi Kristumi, kuris yra tavo viduje. Todėl neprieikime iki tokios būsenos, kai lieka vos ant dugno, kaip brolis Paulius pamokslavo apie tą citatą. Vieną kartą mėnesyje tu pasirodai ir pasakai, aš tave myliu, Dieve. Tai taip pat malonė, bet labai jau mažai jos. Lašelis toks, žinot. Todėl prisipildykime Dievo meilę iki viršaus. Meilė jam, štovėtų viešpatie. Mes norime prisipildyti. Šiandien mano tema yra pilni malonės ir tiesos. Jis pilnas ir jis nori, kad mes būtume pilni. Šlovėtų viešpatie. Kartais mūsų mygtukas užstringa. Žinot, kažkas užstringa mūsų gyvenime. Padėk mums viešpatie, Dieve. Sutvarkyti visą tai, kad jis galėtų pasireikšti per mus. Paskaitykime paprastą rašto vietą. Mato 10, 8 paskutinė eilutės dalis galinė. Gydykite ligonius, apvalykite raupsuotosius, prikelkite mirusiuosius, išvarinėkite velnius. Dovanai gavote, dovanai duokite. Malonė visada dovanai yra duodama. Tiesa? Aleliuja. Ką padarė Dievas? Jis tai pamilo. Štai šie žemiški dozatoriai. Reikėjo kažkaip juos pasiekti, kažkaip ištraukti juos. Ir vienintelis būdas, kaip jis galėjo tai padaryti, buvo pasiųsti savo viengimį sūnų Jėzų Kristų. Tiesa, todėl kokiu būdu jis išgelbėjo, koks buvo Dievo charakteris? Jis tai pamilo, kad jis atidavė. Amen. Toks jo charakteris, todėl Dievas duoda dovanai. Jis davė tai Jėzui Kristui. Ar Jėzus Kristus tai atidavė mums dovanai? Grandinė tęsiasi, kai yra įliejama į indą šį. Kokiu būdu, pasakykite, tai per mus pasireikš? Dovanai, mes irgi dovanai tai duosime. Kokia prasme? Ta prasme, kad mes nenorėsime ir neieškosime kokios naudos savo už tai ar nuopelno. Amen? Apaštalų darbų 20:35. Apaštalas Paulius sako, aš visą jums parodžiau, surinko bažnyčią, išeidinėja į Romą, palieka juos būti savarankiškais. Sako, aš visą jums parodžiau, kad šitaip triūsdami jūs turite paremti silpnuosius ir prisiminti viešpaties Jėzaus žodžius, kaip jis sakė, labiau palaiminta duoti negu imti. Ar girdite? Dabar geriau suprasite, nes tai Dievo malonė. Labiau palaiminta duoti negu imti. Amen? Labiau palaiminta duoti negu imti. Kitais žodžiais tariant, mūsų tikslas gyvenime yra atiduoti. Tai jo prigimtis, jo charakteris. Atiduoti dovanai. Kokiame pasaulyje mes gyvename? Mes dabar sakom amen ir mums taip gera čia visiems, aleliuja, mes krikščionių tarpe, mes Dievo žodėje, Dievo dvasioje, mes kalbame apie Dievo malonę. Bet vos tik išeini per slengstį ar kur nors toliau, pradėsi bendrauti su žmonėmis, kurie turi kitokią mąstyseną, jų tikslai iš karto kitokie, neduoti. Tikslas jų yra imti, gauti. Mes su jumis gyvename tarpe vartotojiško pasaulio, vartoti, turėti, įsigyti, aš užsidirbau gerai, man davė, kaip gerai man davė, o iki to neturėjau, o dabar turiu, nes davė man, ar ne? Aš gavau algą, aš pats ją užsidirbau. Suprantate? Strėlytės į ką yra nukreiptos man. Aš noriu gauti, ar ne?
Мне подарили. Man padovanojo, aš įsigijau. Бесплатно досталось. Nemokamai gavau, o iš viso gerai tada. Вы заметили, Ar никогда не pastebėjot, было такого века с таким niekada nebuvo обилием dar товара. tokio amžiaus su tokiu apstumu prekių. Никогда не было. Gausybė prekių pasirinkimas. Niekada Может nebuvo быть, до tokio, потопа. galbūt iki tvano. Tik Может tai, быть. galbūt. Но сейчас, просто... Bet dabar tai просто tiesiog lūžta. миллиарды вещей. Milijardai daiktų prekių yra produktų. Как минимум 2 миллиона в шкафу у нас. Mūsų spintose 2 milijonai daiktų. Я не против этого. Я Aš nesu prieš tai, Понимаю, bet просто показываю вам tiesiog менталитет noriu человека. parodyti jums Получить, žmogiškąjį чтобы mentalitetą. заработать, Gauti, взять, uždirbti, чтобы kad вы įsigyti, там себе, nusipirkti, kad да, turėti, kad хорошо, savo. да, Taip, gerai, man продать, parduoti, заработать. užsidirbti. Вы понимаете, натура Suprantat, Божья в человеке извратилась. Dievo prigimti žmoguje išsikreipė, buvo iškreipta. Божья натура. Dievo это ты получил prigimtis, что-то от Бога, kai не tu от gauni того, kažką ты iš получил Dievo, от ne iš Бога, žmogaus, и ты iš Dievo раздаешь kažką gauni ir dalini tai. даром. Dovanai. И когда мы живем в этом мире, Ir тогда хочется, kai mes знаете, gyvename šiame pasaulyje, žinot, tada norisi vis tik kažkokį что pripažinimą turėti už tai, kad тебе Бог дал, tau Dievas davė, а ты вот выдал o tu это atidavėjai, išdavėjai tai, išdalinai в tai, какой-либо форме, bet правда? kokioje formoje. И хочется все равно иметь за Ir это vis tik norisi turėti kažkokį tai, už tai, na, autoritetą, duokite man truputį, ar pripažinimą kažkokį, ar valdžios šiek tiek duokit man. Ничего против сказать спасибо, ничего против в том, чтобы Nieko. быть признательными и так далее. Но когда, вы знаете, Bet, когда вы žinot, слышали там на этих kai mes собраниях, girdėjome когда tų этим susirinkimų движет наше metu, самолюбие, kai mūsų savimylė tampa Правда? mūsų varomąją O, jėgą tai šių tada dalykų labai atžvilgių, o tuomet tai kitas Всё в порядке, klausimas дать jau. букет цветов, Viskas всё в gerai порядке, dovanoti как gėlių сказать, puokštės, даже brolis что Brakamas sako, спасибо, netgi там, и так tarnautui далее. pasakyti Ой, ačiū, kol там, gyvas dar ничего, žmogus yra, paspausti там, žmogui ничего ranką, плохого komplimentą нет. pasakyti, tame Если nėra nieko он blogo, способен это jeigu без jis гордости geba tai priimti be Правда? išdidumo, tiesa. Он просто скажет, Jeigu jis «Слава tiesiog Богу, pasakys, na, хорошо, šlovė ему Dievui, тоже jo, хорошо от этого». jam irgi gerai bus Правда? dėl to, tiesa. Помните, мы Bet недавно слышали neseniai mes цитату girdėjome Браха, tą сказал, citatą, brolis «Дети, Brakamas папа, pasakė, покажи свой мускул». vaikai pasakė, tėti, Da. parodyk savo raumenis. Но он сильный был, мужик, Jis buvo знаете. stiprus vyriškis, Не то, что тут, ne знаете. taip kaip pas mane čia, netiek daug raumenų. О, ты- Ir vaikai tokie, o, tėtis koksai, wow. Конечно, такой может. и Žinoma, медведя там, toks ir ой. elnė, ir mešką Brakamas sutvarkytų. говорит, «Aš Ir myliu brolis Христа». Brakamas sako, man net gera pasidarė. То есть он был честный. Jis buvo nuoširdus, Но это не было такое, bet tai знаете, nebuvo toks dalykas, kad, какая-то такая, знаете, žinot, toks себелюбие какое-то, savimėlė, гордость или kažkoks ещё что-то, išdidumas, kad dėl to какая-то. sukilo Не, не, не. kaino. Ne. Аллилуйя. Поэтому мы начинаем видеть Todėl mes принцип Божий. pradedam Бог дает išvelgti даром. Dievo principą. Dievas duoda Бог хочет, dovanai чтобы мы раздавали ir Dievas даром. nori, kad mes dalintume Дальше dovanai. в Луки 12 Toliau написано, Luko «Кому дано 12 yra много, parašyta, kam daug duota, от того много и 12:47, мы просим благодать. kam daug Благодать duota, Божия. iš to bus daug ir Дай нам истину, pareikalauta. дай нам откровение. Прекрасно. Так если Žinot, у тебя здесь 2 капли jeigu pas tave čia 2 lašai, этого, то то сколько раз тебя Бог использует? kiek kartų Psik, Dievas tave psik. panaudos? Psik, psik. 2 kartai. Если ты свободен. Ir tu laisvas. А что если он O kas, сделает тебя полным jeigu jis благодати? и tave истины? padarys pilnu malonės ir tiesos? Bus Kas psik, bus? psik, psik, Bus psik, daug tų psik, pšik, psik, pšik, psik, pšik, pšik, psik, pšik psik, paspaudimų. Daug tų paspaudimų bus. Аллилуйя! Aleliuja. Слава Господу! Šlovė viešpačiui. Кому много верено, Kam с daug того patikėta, больше и iš to спросят. daug bus ir pareikalauta. Бог будет спрашивать. Dievas pareikalaus. Бог будет спрашивать. Dievas reikalaus. Не кто-то другой. Ne kažkas kitas, Dievas reikalaus. Поэтому слава тебе, Todėl Господь, что ты šlovė tau даешь viešpatie, нам kad tu через duodi край. mums per И kraštus используй нас тогда ir тоже через panaudoki mus taip pat per kraštus. край. О, Боже. O Dieve. Смотрите, Pažiūrėkite, 1 Петра 1 4, Petro 4:8. 8. А больше всего Ir имейте viršum visko пламенную turėkite любовь между tarpusavėje собой, ибо karštą любовь покроет geraširdiškumą arba meilę, nes множество geraširdiškumas грехов. uždengs Правда? gausybę Апостол nuodėmių. Петр начинает. Apaštalas Paulius Движущая сила этого всего. это pradeda любовь. sakyti, varomoji jėga yra meilė. Отдал, потому что Dievas любил. atidavė todėl, kad Что mylėjo. надо было. Ne dėl to, kad Мои дети reikėjo, влялись. mano vaikai prisidirbo. Как же тут их Kaip теперь čia dabar вытащить? juos Не знаю, ištraukti, придется net Иисуса Христа nežinau, посылать. reikės Jėzų Kristų čia man siūsti. А мне жалко его O man отдавать. gaila jį Вот atiduoti. здесь у лона Štai моего, вот jis здесь. mano užantyje. Нет, он Ne, любил, jis поэтому он отдал. mylėjo, todėl ir atidavė.
Todėl viršum visko turėkite tarpusavėje karštą meilę, nes meilė uždengs gausybę nuodėmių. Būkite vienas kitam svetingi be pagiežos. Tai vienas iš metodų, kaip išreikšti Dievo malonę. Kaip kiekvienas gavo dovaną, taip tą pačią tarnaukite vienas kitam, kaip geri visokiojopos Dievo malonės ūkvedžiai. Jei kas kalbate, kalba kaip Dievo ištartus žodžius. Jei kas tarnauja, tai daro tai kaip iš pajėgumo, kurį duoda Dievas. Dievas davė tau tą sugebėjimą. Kas tau davė sugebėjimą? Aš gimiau toks. Kas leido tau tokiu gimti? Kas įdėjo tai į tave? Dievas. Jam ir šlovė už tai. Tiesa? Pajėgumo, kurį duoda Dievas, kad Dievas visame, kame būtų pašlovintas per Jėzų Kristų. Ar matote? Apaštalas Paulius niekada nepraleidžia ir pamini, kad pašlovintas turi būti Jėzus Kristus per tai. Tiesa, per svetingumą arba žodžius, kai turi tokius kaip Dievo žodžiai. Ir jeigu sugebėjimą, pajėgumą kažkokį turi, kurį Dievas tau suteikė per Jėzų Kristų. Aleliuja. Dievas davė tau Jėzų Kristų ir jis nori išreikšti jį. Ta žodis tarnaukite, taip ir tarnaukite, vienas kitam, 10 eilutė, kaip geri visokiojopos Dievo malonės ūkvedžiai. Ta žodis tarnaukite, diakoneo, žodis kaip diakonas, pagalbininkas originalo kalboje, padėkite vieni kitiem. Tas pats žodis reiškia paduoti maistą, kaip maisto padavėjas. Kad būtų kažkas pamaitintas. Tas pats žodis taip pat reiškia būti tarnu. Amen. Radau vieną tokią citatą čia. Neturiu užrašuose jos, bet iš Tiatyrų bažnyčios periodo brolis Branhamas sako, gerai padarei tikrasis ir tarne, ištikimasis, didžiąja raidė jis pažymi žodį tarne. Gerai padarei, gerasis ir ištikimasis tarne, įeik į džiaugsmą savo šeimininko arba viešpaties. Ir brolis Branhamas išsako tokią frazę, sunku visada būti tarnu. Nuolatos. Sunku. Tai nenatūralu. Visada būti tokiu. Sunku, nelengva. Brolis Branhamas sako, sunku visada būti tarnu, bet tie, negaili savęs. Jūs jau matot, o aš nematau. Šlovė viešpačiui. Kaip ir, kad bažnyčia tokia būtų, tu dar nieko nematai, o jie jau mato. Ačiū tau viešpatie, aleliuja. Bet tie, kurie negaili savęs, kurie atiduoda savęs, čia angliškai skaičiau, tai gal biškai, bet tie, kurie negaili savęs ir atidavė save už kitus, vieną kartą atsisės su juo kartu jo soste. Tai bus jo malonės sostas. Ar girdite? Aleliuja. Tai bus tarnai. Tai bus tie, kurie buvo tokie patys kaip Jėzus Kristus. Tiesa. Aleliuja. Todėl padėti, tai duoti maistą paduoti, būti tarnu. O ta žodis ūkvedys, kaip geri. Visokiojopos Dievo malonės ūkvedžiai, visokiojopos. Ta žodis ūkvedžiai, oikonomos, kaip tas, jam, kai yra kažkas duota, tam ūkvedžiui. Ir jisai valdo, tai paskirsto, padalina, jis yra atsakingas už tai, ką jam patikėjo tas asmuo. Ar ne? Mūsų
Rusų vertime pastebėsite, kai skaitysite sinodalinėme vertime yra išverstas kaip ūkvedys, namų statytojas rusų kalboje. Aš kaip namų statytojas padėjau pamatą, Paulius sako. Tai tas pats žodis oikonomos, kuris reiškia oikos namas, o nomos kaip valdyti, įstatymus, dėsnius duoti, padalinti, paskirstyti. Koksgi tai namas, apie kokį namą eina kalba? Štai šis namas. Ar žinot, nejaugi nežinot, kad esate Dievo šventykla? Jūs valdote šiuos namus, esate atsakingi už juos, į kuriuos yra įlieta Dievo malonė. Jūs atsakingi už tą malonę, kurią Dievas išreiškia jums. Jeigu išreiškia, ji turės lietis toliau per jūs. Šlovėto Viešpatie. Ir ten yra parašyta, tai yra daugeriopa, kitame vertime daugiaspalvė, įvairiaspalvė Dievo malonė, tai vaivorykštinė Dievo malonė. Tai ne tai, kad tik tai vienokia, bet dar tokia, ir dar tokia, ir dar tokia jinai gali būti, ir kitokia, ir kitokia. Tai Dievo ir jo meilė, kur yra visokieriopa. Žinot, yra įvairūs dozatoriai. Tas ūkvedys yra dozatorius, štai toks mažas indelis. Ir iš šios dovanos žmogaus turi išsilieti Dievo malonė, Kristus, kuris yra įlietas į vidų. Ir tu pilnas turi būti malonės ir tiesos. Bet tavo dovana, galbūt, arba tavo gyvenimas buvo anksčiau naudojamas kitiems skysčiams. Ten buvo įlieta įvairi košė, pasaulietiški dalykai, religingi, denominaciniai, tavo asmeniniai supratimai, įvairūs dalykai buvo įlieti į tave, bet Dievas iš savo malonės išteisino, tai reiškia, ištraukė iš purvo, pažiūrėjo, kas čia pas tave dedasi, reikia tave išplauti pašventinime. Ir pradeda per pašventinimą Dievo dvasioje tave plauti ir tu toks švarutis, gerutis, paskirtas tarnavimui tampi, nes tu pašventintas ir po to tave bus galima naudoti, kai įlies kažką naujo į tave. Ir tada tu galėsi būti panaudotas, tu tada tampi tuo dozatoriumi, Dievo dovana ir tavie yra tie sugebėjimai, kuriuos jis įliejo į tave. Ir Dievas, kai apvalo viską iš mūsų, jis pradeda įlieti savąją dalį, savo visokeriopą malonę. Žinot, aš bandžiau taip įsivaizduoti, perkelti į šią sferą, bet žinot, būtų reikalinga labai sudėtinga demonstracija, kad visi net pamirštų, kad čia bažnytinis susirinkimas, jeigu bandyčiau viską išreikšti. Bet žinot, tų tiubelių yra labai daug. Jeigu mes dabar praseitume per eiles, į kiekvieną kambarį užeitume, tų dozatorių jūs tiek išvysite įvairiausių formų, pavydalų, tų tarų su įvairiais skysčiais, substancijom, labai daug įvairių yra tų dozatorių. Netgi trečiadienį, kai paėmiau šitą, tai irgi yra dozatorius, man po to tik tai aš susivokiau, jis išduoda tarsi tas servetėlės tam tikromis dozėmis. Tiesa, tai irgi dozatorius. Todėl Dievas turi visokiojopus tikslus. Ne tai, kad pasitik vienokie, kad jo malonė gali atleisti ir viskas. Gali įsivaizduoti, o Dievo malonė nužengė manęs ir man atleido viskas. Taip, tu gali nešti atleidimą žmonėms, tokią Dievo malonę. Žinot, yra tokie žmonės, kurie su jais susiduri ir norisi visiems atleisti su jais pakalbėjus. Visiems atleisi. Visiems pasaulyje sugebėsi atleisti po to. Jie turi tokį mielaširdystę, gerumą, jie taip mielai žiūri ir tu net susimastai, koks aš žiaurus žmogus palyginus su jais. Man reikia eiti ir susitvarkyti su žmonėmis, ir su vienu, ir su kitu. Iš jų tiesiog geraširdiškumas trykšta. Aš turiu meni Kristus, ne pats žmogus toks mielas geras, bet Kristus tame žmoguje toks gailestingas. Matomai Dievas jiems daug atleido jiems patiems. Ir todėl jie eina ir kitiems neša tai ir sako, ką tu čia pyksi ant jo, nereikia, kam tu čia dantimis grieži ant jo. Pažiūrėk į savo veidą toks susiraukęs ir tu toks, rimtai. Ir galiausiai pokalbio gale tu pabendravai ir paimi ir išsivalai viskas, eisiu, susitvarkysiu, susitaikysiu. O jis toks laimingas.
išeina. Он выдал тебе Jis прощающую suteikė благодать. tau Dievo malonės, kurie yra atleidimas. Štai koks jis dozatorius, štai kokią malonę Dievo tas žmogus savyje turėjo. Tai yra visokiojopa malonė. Žinot, yra kitokie žmonės, kurie kaip bakas su vandeniu paspaudė ir garsas dar toks zzz, kaip bėga vanduo. Šiaip tyli, kol nepaspaudė, kai paspaudė mygtuką, signalas pasigirsta, aš dabar pilu vandenį. Kaip pamokslininkas stovi ir vanduo iš jo liejasi, tai vanduo, kuris skirtas nuplovimu Dievo žodžio vandeniu, reikia daug jo. Ir jeigu toks pamokslininkas būtų, suprantat, na, brangus broliai ir sesės, ir baigėsi. Amen. Tik tiek užtektų jo tūrio. Toks minimalizmas, minimalistinis pamokslavimas. Bet ten, žinot, kai paspaudė viena stiklinė, antra stiklinė, trečia, 50 stiklinių pripildė. Ir po to nuėjo ruoštis trečiadienio pamokslui. Dar prisipildė daugiau vandens žodžio nuplavimu. Tas pamokslininkas atlieka tokią rolę. Yra kitokie dozatoriai, statybininkai, pavyzdžiui. Kaip ir sakiau, neatsitempiau tų dalykų su manimi, bet būtų įdomiai tai atrodytų. Bet pavyzdžiui, silikono tas pistoletas, žinot, yra toks kaip tara, nosytės maili, užanspauduota ir turi būti specialus pistoletas, į kurį tu įstatai tą silikono tarą. Pats neišspausi pirštais iš to indo silikono. Tas indas turi būti suderinamas su tam tikru instrumentu ir tu tada spaudi tą rankeną ir tas skystis pradeda tekėti, kuris viską izoliuoja. Hermetizuoja. Jeigu yra skylutė, jisai užhermetizuos silikono skylutę bet kokią. Hermetikas, jisai į gumą pavirsta po kurio laiko. Šlovė mūsų Dievui, kad yra tokie hermetikai mūsų tarpe. Jeigu jie mato skylę žmogaus gyvenime, jie prieis ir pasakys, klausyk, broli, pas tavęs skylė, šventoji dvasia bėga iš tavęs, nuoteka, pratekėjimas. Aš niekam nepasakiau, noriu tau tik asmeniškai pasakyti, aš matau, kad litrą šventoji dvasia išteka, tu viską prarasi, visą Dievo malonę, kurią turėjai. Pasimelskim kartu, užsilikoninsim, silikonu užtepsim. Ar tai biblinis principas? Biblinis, pamenat, kai arkoje buvo mediena, iš medienos buvo arka pagaminta, ją reikėjo gerai hermetizuoti, reikėjo gerai apdirbti. Šlovė viešpačiui už tokius žmonės, už tokius silikoninius. Aleliuja. Yra kiti indai, dantų pastos tubelė, tai taip pat yra dozatorius, tai taip pat Dievo malonė. Nes kai jau kvapas iš burnos, kai pasijaučia, žinot, būna toks, arba kariesas atsiranda, tai tave pasitinka Kristus kokiame nors brolyje ar seseryje, sako broli. Kažko pas tave čia truputį pustelk. Išpažinimas kažkoks tavo pasigadinęs, kažkoks negatyvokas, ten dantis turbūt pūt pas tave pradėjęs, prieš tau nueinant pas gydytoją sekmadienį, nagi, išvalykime tau dantis. Ar ne? Arba, jeigu koks nors jau smarvė tokia baisi, apie česnaką jums dar nepasakojau. Ne? Ne? Man labai patinka marinuoti česnakai. Po 2 ar 3 dienų valgymo marinuoto česnako aš einu miegoti į kitą kambarį, nes aplink mane jau nebūna įmanoma būti, aš pats nebejaučiu, bet aš tiesiog tampu pats česnaku. Marinuotas česnakas tampu. Žinot,
visas tas naudingumas yra. Bet, žinot, kiti žmonės irgi gyvena tame pačiame bute, bet nelieka ką daryti. Reikia save šiek tiek prižiūrėti, kad per intensyviai nepradėtų sklisti tokie naudingi dalykai iš mūsų kitų žmonių adresų. Ne visiems patinka, nes rašte yra sakoma, yra įvairių žmonių su įvairiu kvapu. Apaštalas Paulius kalba apie tą kvapą, man atrodo. Sako, vienų kvapas yra mirčiai mirtingas, o kitų gyvybingas gyvenimui, gyvybei. Kažkas tau tą kvapą pateikia, kažkas gali tau padėti susorientuoti arba pašalinti kažkokį negatyvą, kad tu pradėtum prisižiūrėti kažkokioje sferoje. Žinot, yra dozatoriai dažų. Ten pulverizorius ar kažkoks renginys yra dažus purškia. Kartais mūsų dažai nusilupa arba išblunka spalva dažų, kaip krikščionių. Ir tu žiūri, kad čia nusilupo, ten išbluko dažai. Dieve, padėk man. Ir yra tokie nariai kūne, kurie turi tokią Dievo malonę. Jie pasakys, klausyk, tu, nagi, pabendraukime kartu. Tu pasitrink šiek tiek į mane. Žiūri, jūs kaip volelis perdažė tave voleliu. Šlovė Viešpačiui. Kodėl aš visus šiuos vaizdžius pavyzdžius noriu paminėti? Noriu pasakyti, kad tai yra visokeriopą Dievo malonė, kaip parašyta. Dėl įvairių tikslų, įvairių spalvų ir visa tai yra daroma dovanai ir Dievas tai daro. Aleliuja. Ačiū tau, Viešpatie. Todėl, kai pažvelgi, Dievas neturi nereikalingų dozatorių. Dievas neturi nereikalingų, bet tikslių dalykų. Visi dalykai tie reikalingi. Kartais tik būna, kad mes ne pagal paskirtį save naudojam. Arba ne tas skystis į mus yra įlietas, ar ne? Todėl mums visiems yra reikalinga Dievo malonė. Kuo daugiau mums visiems reikalinga Dievo meilė. Pripildykit tu mane savo meilę. Pripildyki. Ačiū tau, aleliuja. Na ką? Laikrodis rodo 2 valandas senojo laiko. 2 valanda. Iš tikrųjų, pirma. Turiu dar vieną mintį, bet tai turbūt didesnė yra, todėl ties šią vietą stabtelėkime šiandienai, paliksime tai kitam kartui. Norėtųsi dar pereiti prie apaštalo Pauliaus, kai jis pasakė, man užtenka tavo malonės. Tai tiesiog stulbinanti rašto vieta, tokia gili. Na, aš taip mėgaujuosi jie. Paskaitykite, ką brolis Brakamas kalbėjo apie tą rašto vietą. Galbūt kitą kartą mes su jumis pakalbėsime apie tai, nes tai tada buvo didelis perversmas apaštalo Paulio gyvenime, kai Dievas jam pasakė, aš tau suteikiau užtektinai malonės, tos malonės tau užteks. Tai didelė paguoda, nes nuo tos akimirkos jis kitaip pradėjo žiūrėti gyvenimą. Tegul Dievas padės mums, malonė keičia požiūrį į gyvenimą. Tegul jis keis mus ir toliau. Atsistokime ir pasakykime, Viešpatie Jėzau, mes esame tokie tau dėkingi už tai, ką tu atlikai dėl mūsų, Viešpatie Tėve. Ačiū tau, mano Dieve, už tai, kad tu esi toks geras mums. Mano Dieve Jėzau, be tavęs, mano Jėzau, mes stovėtume čia, Viešpatie, pripildyti apskritai netinkamais dalykais. O Dieve, mūsų pokalbiai, mūsų mintys, mūsų širdis būtų pripildytas kitkuo. Aš esu toks tau dėkingas už tai, kad tu atlikai. O Dieve, mano Jėzau, kad tu atlikai atpirkimą mumyse, įvykdei. Tu išgelbėjai mus skęstančius upėje, bet po to ir upę išpumpavai iš mūsų plaučių, išpumpavai tą seną skystį, mūsų savą teisumą, mūsų pačių gerus darbus, mūsų teisumą, išpumpavai mūsų mokymą, mūsų religingumą, o Dieve, mūsų išdidumą, visą tai išspaudei lauk. Kam? Tam, kad įlietumai mus savo dieviškąją malonę, kad mes būtume
visokiojopos Dievo malonės ūkvedžiai. Ačiū tau už tai. Jėzau, dėkoju tau už kiekvieną čia esantąjį čia unikalūs žmonės yra, kuriuos tu suradai, kuriuos tu pašaukiai, kuriuos tu prilėtėjai ir dabar tu pripildai juos unikalia malonė ir pasireiški per juos unikaliai. Esu toks dėkingas tau už tai, Viešpatie. Stovėti čia yra vienas malonumas, pamokslauti žmonėms, kurie pasitikė, kurie turi tikėjimą, Dieve mano Jėzau, tuo, kas vyksta bažnyčioje, tuo, kas vyksta tarnavime, tarnystėje, lygiai taip pat kaip aš ir jais pasitikiu. O, Dieve, ačiū tau, Tėve. Aleliuja, kaip mes branginame vieni kitus. Mes norime būti harmonijoje, mes norime būti vienybėje. Jėzau, pripildyk mus tavąją malonę, tavąją meilę, Tėve. Aleliuja. O, mano Dieve Jėzau, ji padengia daugybę nuodėmių. Ne kažkaip ignoruoja, bet padengia. Didelis skirtumas yra tame. Išlaisvina mus iš daugybės nuodėmių. Ačiū tau, mano Dieve, Tėve, todėl aš dėkoju tau, kad mes galime judėti į priekį kartu. Ačiū tau už tą meilės trikampį, kurį tu mums davėjai ir kad tu veiki per jį. Šlovėtau, Jėzau, mes norime, kad įtvirtinti tai, kad labiau tave mylėtume, labiau būtume pripildyti tavimi, tą neužtarnautą malonę nepelnytą. Ačiū tau, Viešpatie, Tėve, kad galėtume išreikšti tą meilę ir malonę kitiems, Jėzau, kad kiti galėtų matyti, kad mes esame tavo vaikai, tavo dozatoriai, kad kai kam nors reikalingas bus Jėzus Kristus, kad žmonės žinotų, į ką kreiptis, kur jis yra, kur yra tas tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, kokioje sesutėje jis gyvena, kokiame broliuke. Aleliuja, ačiū tau, mano Dieve, Jėzau, tegul tavo malonė neužtarnauta, nepelnyta, pripildys mus pilnai ir perkeis mūsų gyvenimus, nes mes negalim niekieno kito gyvenimo pakeisti, nei vieno negalime atgimdyti iš aukšto, niekam negalime suteikti šventosios dvasios, bet mes galime sukurti visas sąlygas, kad lietųsi be kliūčių nuo sosto Dievo malonė. Aleliuja, o Viešpatie, kaip mes branginame tai, kaip mes mylime tai, mes visada gėrimės, kai Dievo malonė ateina į mūsų gyvenimą, o Dieve Jėzau, jį pakeičia viską, jį perkeičia viską. Ačiū tau už visas permainas mūsų gyvenime, tegul ta malonė keis mus dar labiau. Aleliuja. Tegul tavo švelni, miela šventoji dvasia gyvens mūsų širdise, Dieve, kad mes galėtume gerbti vieni kitus, kad mes galėtume būti harmonijoje vieni su kitais, kad mes galėtume mylėti vieni kitus, mano Jėzau, aleliuja, mano Dieve, Viešpatie. Te bus tau šlovė ir garbė, Tėve. Apmokyk mus ir toliau, netgi kai mes išsiskirstysime iš šios vietos, mes norime, kad tavo šventoji dvasia, juk ji yra vidinis mokytojas, ji nėra apribota viena valanda susirinkime pamoksle. Šventoji dvasia mums patarė visada, pripildyk mus, prašome ir už viską dėkojame tau, Jėzau Kristau. Amen. Te laimina jūs Viešpats. Sugiedokime dar giesmę. Sugiedokime, malonę davė, man gyvenimą suteikė. Милость, жизнь дала мне, Божья милость, жизнь дала мне, благодать свята Ивана.
создан я Твоей рукой, размещен в чертогах славы, быть с Тобой. Наполняй меня, прошу, каждый день Тебя ищу, хочу в воле быть Твоей, излей свой илей, излей свой илей, наполняй своих детей, излей в нас, излей свой илей. О, наш любящий Отец, прямо за края сердец, излей в нас, излей свой илей. Дай нести Твою печать, жизнь под знаком наявлять, и нести тот свет, что дал Ты распознать. Я рожден был побеждать, обожжен, очищен, чтоб устоять, и готов Тебя принять, излей свой илей. О, излей свой илей, наполняй своих детей, излей в нас, излей свой илей. О, наш любящий Отец, прямо за края сердец, излей в нас, излей свой илей. И пусть течет через края, действуй сам через меня, и за все излишки лишь Тебе хвала, Тебе хвала. Я так счастлив быть, о, когда Ты наполняешь, я счастлив. Я почти пришел домой, о, Господь, прошу, скорей излей свой илей. О, излей свой илей, прямо из души моей, излей в нас, излей свой илей.
излей свой я с верой во имя Иисуса хожу и пою в пути, Иисусу доверяя, принимая все, что Он мне хочет дать. Я с верой в обещанный край буду идти, рукоплескать, Бога прославлять во имя Иисуса хожу и пою в пути. Кружусь для Божьего царства, видя к небеса, за драгоценный жемчуг целый мир я дам. Времени не жаль на увлечений пустых, обрести хочу я больше благ неземных. Я с верой во имя Иисуса хожу и пою пути, Иисусу доверяя, принимая все, что Он мне хочет дать. Обещанный край буду идти, рукоплескать, Бога прославлять во имя Иисуса хожу и пою. Христос меня наполнил, Христос меня наполнил, и я Его часть, лишь на Него взираю, Он не даст мне упасть. Нахожу я в Слове все, что нужно мне знать, и веселье дьявола, чтоб меня искушать. Я с верой во имя служу, хожу, выражаю Его, Иисусу доверяя, принимая все, что Он мне хочет дать. Обещанный край буду идти, рукоплескать, Бога прославлять во имя Иисуса хожу и пою в пути. Я с верой во имя Иисуса хожу и пою в пути, Иисусу доверяя, принимая все, что Он мне хочет дать. Обещанный край буду идти, рукоплескать, Бога прославлять во имя Иисуса хожу и пою в пути. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Давайте споем еще припев «Белым голубем сходит». Пусть это белый голубь. Знаете, мне нравится, когда не на нас даже, но в нас, правда? Потому что нас Он может покрыть, то, что внутри. Если Он входит в нас, тогда Он и будет выражаться и через нас. Белым голубем сходит, святая Его любовь, а белых крылах Бог дал знак небеса. Белым голубем сходит, святая Его любовь, на белых крылах Бог дал знак небеса. Иисус наш Спаситель, Иисус наш Спаситель, на земле теле жил, хлеву для скота,
приют ему быть, но не гнушался, хоть люди отвергли, но не завернулся, не ушел, но для избранных своих он послал своего Духа Святого. Бог нас такой послал. Ambalanjo baltus parnu, sunčeji sveidamus, ženklas dausų. Ambalanjo sparnu, nors daug iškentėjau. Ir nevilti aš buvau, dieną ir naktį, išgydyk prašiau, ir Dievas išgirdo, kad aš jį meldžiu. Ir siuntė man ženklą ant balandžio sparnų, ant balandžio baltų sparnų siunčia jis meilę. O pripildyk Viešpatie daugiau, o tebūnie tas ženklas matomas. Balandžio sparnų, белым голубем скот, по-прежнему, Господь, святая Его любовь на белых крылах. Бог дал знак небеса.